Mažiau yra daugiau. Šią metaforą dažnai girdime tvarumo, minimalizmo ir kituose su aplinkosauga susijusiuose kontekstuose. Ją dažnai lydi ir įvairūs patarimai keisti elektros lemputes į taupesnes, atsakingai rūšiuoti, atsisakyti plastikinių maišelių ir panašiai. Tačiau kurie iš tokių gyvensenos sprendimų yra patys veiksmingiausi? Ir apie tai ir bus šiandienos epizodas, tačiau prieš pereinant prie atsakymo, trumpas pagrindimas, kodėl apie tai galvoti verta ir reikia. Kiekvienais metais yra skelbiama Žemės perviršio diena. Tai labai įtaigi, labai sudėtingų skaičiavimų iliustracija, rodanti, kaip greitai žmonija sueikvoja metams suplanuotus Žemės planetos resursus ir pradeda gyventi į skolą. Kai buvo sugalvota matuoti tokią dieną, ji praktiškai sutapo su kalendorinių metų pabaiga. Vadinasi, per metus suvartodavome tiek, kiek planeta gali per tą laiką atkurti. Tačiau po to ši diena išaušdavo vis anksčiau ir anksčiau. Štai 1990-aisiais ji buvo minima spalio 11. Tai reiškia, kad nuo spalio mėnesio visą lapkritį ir gruodį pradėdavome gyventi ir vartoti į skolą. 2000-aisiais ta data pasislinko į rugsėjo 23, o 2019-aisiais jau į Liepos 29, kas žymi, kad per 7 mėnesius mes sueikvojome viską, ką Žemė tiems metams galėjo mums pasiūlyti. Tiesa, 21-aisiais ir 22-aisiais data pasislinko atgal šiek tiek į rugpjūčio mėnesį, o tai siejama su COVID pandemijos efektais, tačiau iš principo tendencija yra aiški. Mūsų vartojimas auga ir auga nepaprastai greitai. Vertinant vidurkius, esant dabartiniam vartojimo tempui, reikėtų 175% didesnės planetos, kad būtų galima tvariai patenkinti visos žmonijos poreikius. Šią datą galima apskaičiuoti ir kiekvienai valstybei atskirai ir kai žvelgiame taip, galime pastebėti tendenciją, kad anksčiausiai savo limitus išnaudoja nafta turtingos arabų šalys, JAV ir Europos valstybės. Galbūt daug kas nustebs, tačiau pagal šį skaičiavimą Lietuva yra gana aukštai. Šiemet Žemės pereikvojimo dieną mes minėsime kovo 28-ąją. Tai reiškia, kad jei visi vartotų tiek pat, kiek vartojame mes, reikėtų 4 Žemės planetų mūsų poreikiams patenkinti. Žinoma, vidurkiai visuomet yra apgaulingi. Nelygybė mūsų šalyje didelė. Skurdo rizikoje gyvena apie 20% Lietuvos žmonių. Ir tų žmonių vartojimas toli gražu nėra analogiškas tam, kurį kūrė itin turtingi mūsų šalies asmenys ir tų asmenų įpročiai. Atitinkamai nėra vienodas ir tų žmonių poveikis klimatui, aplinkos būklei ir kitiems faktoriams. Ir nepaisant netolygaus indėlio, sukeltos pasekmės klimato prasme visus paliečia vienodai arba paliečia netgi neproporcingai. Tuos, kurie prisidėjo prie klimato būklės prastėjimo, paliečia mažiau, o tuos, kurie prisidėjo mažiausiai, paliečia daugiau. Ir šį reiškinį nagrinėja tiek akademinėje, tiek viešojoje erdvėje vadinamoji klimato neteisingumo koncepcija. Ir tai yra be galo svarbus momentas, kuriam nagrinėti reikėtų iš tikrųjų atskiro įrašo ir tikiuosi tą įrašą padaryti ateityje. Tačiau kol kas pabandykime pasižiūrėti į tą vidutinį europietį ir vidutinį lietuvį, kuris ieško sprendinių, kaip efektyviai savo gyvenimo būdu prisidėti prie aplinkos apsaugos. Ir štai ekrane yra vienas populiarių gyvensenos patarimų reitingų pagal tų gyvensenos patarimų keliamus CO2 emisijų sutaupimus. Ir iš šito grafiko akivaizdžiai matyti, kad išsiskiria 2 patarimai, tai tolimų skrydžių ir asmeninio automobilio naudojimo atsisakymas.
Todėl kviečiu daugiau dėmesio skirti būtent šitiems dviems mobilumo arba paprasčiau tariant kelionių įpročių aspektams. Juo labiau, kad statistika Lietuvoje yra šiuo klausimu negailestinga. 9 iš 10 kelionių mūsų šalyje vyksta automobiliu, o sostinėje Vilniuje, kuris daugelyje sričių tarsi yra pažangus, tokių kelionių yra daugiau negu pusė. Apskritai visoje šalyje 1000 gyventojų tenka beveik 500 automobilių, tai yra kas antras, nesvarbu mažas ar didelis, jaunas ar senas, turi po automobilį, o to automobilio bendrai parko amžius yra senesnis negu ES vidurkis. Ir visi šie skaičiai realiai kalba ir signalizuoja apie problemas. Ir ne tik klimato problemas. Tai spūstys, kuriuose mes prarandame savo laiką, tai erdvės problemos, kurią vietoje pridėtinės vertės kūrimo naudojame automobiliui, tarsi vazai eksponuoti po langais ar palei gatves. Tuo pačiu tai ir triukšmo taršos problema, ir oro taršos problema. Vidaus degimo varikliais varomi automobiliai išmeta kietąsias daleles, mes jas įkvepiame į plaučius, jos provokuoja ir gilina įvairiausias ligas, mes prarandame savo sveiko gyvenimo metus ir taip toliau. Ir kai sudedi viską į vieną vietą ir pasveri realius kaštus visuomeniai ir realią naudą, tampa akivaizdu, kad be pokyčių šioje srityje pažanga ir nauda mums visiems nėra įmanoma. Žinoma, tie pokyčiai turi būti sisteminiai, nuo reikalingos infrastruktūros ir miestų planavimo iki mokesčių sistemos pakeitimų, tam, kad tiems, kurie nori keisti elgseną, būtų patogu tai daryti, kad sprendimas keistis būtų lengvas, o ne apsunkintas. Bet vis dėlto tą atsakomybę prisiimti galime tam tikrą dalimi ir patys. Ir štai kaip. Trumpesniems atstumams vietoje automobilio rinktis kelionę pėsčiomis, dviračiu ar paspirtuku. Kaip prisiversti tą daryti? Na, mes visi mėgstame varžytis, priimkime žingsnių iššūkį. Mes visi mėgstame naudoti skaitmeninius įvairius prietaisus savo sveikatos rodikliams sekti. Tai naudokime jais, darykime tą, tam, kad įsitikintume, kad mums patiems ir mūsų kūnui yra reikalinga aplinkai draugiškesnė keliavimo įpročių banga. Kai kalbam apie tolimesnės keliones, rinkimės viešąjį transportą, kuris su mumis ar be mūsų vis tiek važiuos, arba dalymosi paslaugas. Tai leidžia efektyviau išnaudoti ir erdvę, ir apskritai panaudoti sukurtą daiktą pagal funkciją, o ne, kaip minėjau, eksponavimui tarsi muziejiniai vertybei. Na, o jei kalbame apie asmeninį automobilį, reikėtų stengtis nevažiuoti po vieną. Carpooling, tai susitarimai su kaimynais, bendradarbiais ar nepažįstamais žmonėmis, naudojantis programėlėmis ar tiesiog elementariais susirašinėjimais, kurie leidžia keliauti tą pačią kryptimį ne vienam ir taip sutaupyti kelionės kaštus. Jeigu tęsime apie pačius automobilius, palankiausias, žinoma, elektrinis, mažiausiai palankus benzininis, jeigu kalbam konkrečiai apie CO2 emisijas, mažesnis palankiau nei didesnis ir be abejo naujesnis geriau nei senesnis. Galiausiai nemažiau reikšmingi ir įpročiai, kaip mes vairuojame. Lėtesnis, staigių manevrų ar greitėjimo nereikalaujantis vairavimas, daugiau maršrutų planavimo ir apskritai požiūrio į laiką už vairo kaip tikslingo, funkcinio, o ne pramoginio, visa tai gali prisidėti prie mažesnės neigiamos įtakos aplinkai. Na, o kalbant apie pažintinės ar pramoginės keliones, patarimas galėtų būti išmėginti lėtąjį turizmą. Tai praktika neskubant ir sąmoningai tyrinėti lankomas vietas, įžvelgti unikalumą nebūtinai tolimose destinacijose. Nepaskubomis aplėkti kuo daugiau vien tam, kad galėtume pasigirti, kad kažkur buvome, o realiai pažinti lankomas vietas, jų gamtą, jų kultūrą, jų papročius, jų elgseną ir panašiai. Kai tokiose kelionėse yra galimybė rinktis tarp lėktuvo ir traukinio, patarimas būtų rinktis pastarąjį.
Kai opcijose yra tik lėktuvas, rinktis tiesioginį maršrutą, ekonominę klasę ir galiausiai nekurti perteklinio svorio, atidžiau paprasčiausiai planuojant savo bagažą. Na ir nemanyti, kad įvairios gausiai reklamuojamos offsetinimo paslaugos yra tas receptas ar ta indulgencija, kuri gali išpirkti mūsų padarytą poveikį. Kodėl? Todėl, kad mes niekada negalime būti tikri, kad tos priemonės, kurias įmonė pritaiko išpirkti savo CO2 emisijoms per medžių sodinimą, pelkių atkūrimą ar kitas veiklas, iš tikrųjų bus realizuotos ir įgyvendintos tinkamai. Na, žinoma, yra įvairiausių ir kitų gyvensenos pasirinkimų, ne tik transporto srityje, tai mažiau mėsos ir daugiau augalinės kilmės produktų kasdienėje lėkštėje, mažiau maisto švaistymo, neatsakingai perkant, daugiau pasidalinimo ir protingo išnaudojimo, daugiau taisymo, remonto, įsigijimo iš antrų rankų, nesvarbu ar mes kalbam apie drabužius ar apie elektroniką, daugiau energetinio efektyvumo rūpinantis savo namais, o svarbiausia daugiau pilietiškumo, bendruomeniškumo ir pasitikėjimo savo balso galia, padėti išreikalauti palankesnes sąlygas elgtis ir gyventi aplinkai draugiškai. Kas tai bebūtų, ar žaliojo smegenų plovimo atvejų identifikavimas, ar mumis manipuliuojančių pardavėjų boikotas, ar dalyvavimas rinkimuose. Visi šitie maži dalykai kūrė didelį poveikį ir aplinkai, ir mums patiems. Taigi linkiu, kad mažiau yra daugiau metafora persmelktų ir jūs.